Einam, 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 einam. Einam, 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 einam. Sveiki. Nusileido du balandžiai. Vienas matau ne mano. Taip, pasižymėję. Svetimas nuskrydo. Jisai beje be prikono. O mes turime 1 balandį. 10 valandų. Tuoj patikrinsim tikrą laikrodį. Taip, 8 etapas, 1 balandis. 10 valandų 29 minutės 11 sekundžių. Ir vėl ta patelė 861, kuri iš Mlavos jau buvo. Dar vienas nusileido. Einam, 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 einam. Buvo pirma. Einam, 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 einam. Purvinais žiedais. Einam, einam, einam. Mėlynas patinukas. Pirma patelė 18 metų. Taip, kuo jisai toksai purvinas, pažiūrėsim, ar jisai iš šito etapo. Antras paukštis. Taip, iš šito etapo. Jau spėjo kažkur tai įlysti į dumblą. Na, neblogai, 2 paukščiai. Yra 359 km su kažkiek tiesia linija. Startavo 6 valandą, daviau 43 balandžius. Kągi, laukiam kitų. Štai, 3 paukštis iš nugaros, 18 metų. Geras. Šaunuolis. Pirma grįžo iš anos pusės nuo šiaurės. Matyt, stiprus pietų vėjas panešė. O šitie 2 grįžo iš rytų pietryčių. Tai va tokia situacija. 10 valandų, 34 minutės, 3 paukščiai. Mlava, 8 etapas. Laukiam toliau. Štai 4. Ir 5. Ir 6. Geriausi paukščiai namie. Patikrinam. Šeši paukščiai, 10 valandų 36 minutės. Tai džiugina. Šiauliai jau turi senokai. Nu, aišku, jiem ten vėjas atpūtė labai palankiai. Nu, pas mane yra kaip yra, žiūrėsim kaip pas kitus Vilniečius. 6 iš kem 3. Štai grįžo dar viena patelė, 20 metų. Einam, 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 einam. Einam, 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 einam. 7 paukštis.
tai sakaliuką kregždės laiko, o jis jas gaudo. Čia tas sakaliukas, tai pastoviai. Na ir paukštvanagis dar dažnas. Mačiau, kai varnėną nusinešė, kurią dieną. Laukiu paukščių jau 10 valandų 45 minutės. 6 startavo, tai kaip ir 4 valandos 45 minutės skrydyje. Vėjas toks tai šiek tiek aprimsta, tai labai stiprus gūsiai pietų žada kritulius, žaibavimus nuo 13 valandos pas mus. Matom, kaip ąžuolo šakos svyruoja, ošia lapai. Štai matau paukštį grįžtantį iš šiaurės. Tai būtų 8. Truputį sakaliukas trikdo. Tas matyt suka ratus ir nedrįsta leistis. Na, bet tuoj. Laikas eina, paukštis negali nusileisti. Nors vėjas stiprus, matosi, kad paukščiai nėra pavargę. Štai nusileido ir tekinas valandinė. Augvidai, tai tavo CH su šveicarišku žiedu patelė 20 metų. Jinai 8 pas mane valandiniai. Štai kaip jinai nori greičiau užeiti. Taigi puola lest maistą. Vadinasi, vandenuko jau įsigėrus pakeliui. Dabar tik tai užkasti ir ilsėtis. Tai tokios varžybos. 8 iš 43, Liepos 7. Mane tai džiugino. Nežinau, kaip pas kitus vilniečius, ko tai jie privengia rašyti. Slavukai. Po pauzės 9 paukštis nusileido iš šiaurės pusės. Taip pat purvinom kojom ir žiedais 22 metų patelė. Štai atsigėrinai. Jau sulėse tuoj papilsiu dar lesti. A, 10 jau paukščių. Vieną pražiopsau. Vetinuką pražiopsau. 10 paukščių. Iš 43. Puiku.
Einam. Grįžo 11 paukštis. Metų patelė. Pirmą nutarė atsigerti, bet praeina vandenį ir lest nepuola, eina į savo balandinę ir čia eina į les. Valias. Vienuolika iš 43. Net nepamačiau, kaip nusileido paukštis, 22 metų, tai būtų 12. Neskuba užeiti. Tokios varžybos, pučiant stipriam vėjui, po truputį paukščiai renkasi, bet vėjas jau kardą sakyti. Patys matot, viskas suposi. Krėslas, šakos maskatuoja. Bitėms sunku nutūpti ant žiedo. Šiltas pietų vėjas. Tuoj pažiūrėsim, kiek čia to laipsnių. Žada iki 31. Na, visi 30 ir yra. O aš laukiu paukščių. Laukiu gerai nusiteikęs. Kiek grįž iš 43 registruotų. Vėliava net susisukus, tas vėjas toksai va gūsiais. Nepastovios krypties ir paukščiai grįžta, kiek teko pastebėti, iš įvairių krypčių. Ir iš šiaurės, ir iš rytų. Atsiprašau, tik nemačiau, kad grįžtų iš geros krypties. Nė vieno nemačiau.
šiaurės. Iš už namo taip staiga nutupė etinukas. Šaunuolis. Šaunuolis. Kad ir pavėlavęs. Štai nusileido paukštis. Kur čia jisai bando užėti ne ten. Turbūt 14 metinukas. Mačiau, kad iš šiaurės. Einam. Einam. Tai va, tuo ir baigsiu varžybų filmavimą. Tai buvo Liepos 7 balandžio lenktynės Vilniaus klubo Sidabrinis sparnas. 8 etapas iš 9 laukia paskutinis etapas. Šitas etapas man 359 kilometrai. Na va, pagaliau susiprato, kur įėjimas. Kągi, kitą sekmadienį bus leidimas iš Boleslavico. Nu, tai kažkur virš 700 kilometrų. Ilgiausia distancija. Pažiūrėsim kaip. Šios varžybos tai man įdomios. O, 14 valandų turiu, 12 valandų 16 minučių, turiu 14 paukščių. Tuo ir baigsiu. Jei pavyks, nufilmuosiu 9 paskutinį etapą. Ten bus ilgas paukščių laukimas. Šios varžybos įdomios tuo, kad stiprus šuonis vėjas ir paukščiam su juo reikėjo susidoroti. Kurie susidorojo, grįžo pirmesni, kurie ne, manau, dar grįž. Dar noriu informuoti, kad iš 7 etapo iš Konino 535 km man, kur buvau davęs 22 paukščius, 20 grįžo, buvo pavėlavusių, nu, bet yra kaip yra, visiems gėrio taikos ir ramybės, gerų emocijų su paukščiais, geros nuotaikos ir būti atidesniem vieni kitiem. Gediminas Bogoslaviškis, Lietuva. Iki.